Įsijunk gerą nuotaiką su Radio Centru. Koks užsienio atlikėjas arba atlikėja tau imponuoja? Michael Jacksonas. Čia be kalbų, Vat neturiu grandinėlę dabar. Gaila, kad negali nieks matyti jos. Gali, taigi mes filmuojam viską. Va, čia yra visą laiką su manim kartu, tai yra MJ raidės. Taip. Sena meilė, nerūdėjantį. Sena, pati seniausia, nežinau, dievas mano. Ir nepraeina niekaip. Niekaip ir nepraeis, nes, nerealu. Nerealu. Susigraudinai? Ai, nebesigraudinu. Nieko, kam čia kalbėt, matai žmonės. Jau išverkiau visas ašaras. A, verkiai, kai MJ mirė? O dieve, mėnesį gal, man buvo gedulas. Turim tai? Ne, tikrai, aš labai pergyvenau, nes aš turėjau... Buvo tokia istorija, kad suradau darbą vasarai, nes norėjau vykti jo koncertą, tas kur buvo This Is It. Ir jau taupau pinigėlius, būčiau pirkus bilietą ir man čia pas Britanus? Jo, tam O2 arenoj. Žinau. Ir taip gavosi ir jau tikrai turėjau už kelių dienų pirktą bilietą ir paskui man, neatsimenu, kaip man ryte paskambino mano pažįstamas ir sako, tu nebenuvažiuosi tą koncertą, tai aš nežinau. Tikrai labai iš tikrųjų net keista atrodo žmogus, kurio tu nepažįsti, niekada nesimatęs, tau nėra joks artimas. Na, bet sieja tave ir į muziką, ar ne? Jo, bet tai vėlgi, sakau, ir aš tikrai labai pergyvenu ir man labai buvo skaudu. Galima sakyti, kad tu augai sienos nukabinėtos plakatais Michael Jackson albumų, ten kasetės turbūt, ar ne? Taip. Videoklipai, jo? Ir dabar netgi pas mane yra namuose įrėmintos jo nuotraukos, pilnas kambarys jo nuotraukų, knygų. Netgi žinai jo biografiją turbūt, ar ne? Taip, Kada gimė Michael Jackson? 1958. Mėnuo diena? Birželio 25. Bet ką tu manai apie tos, jo... Ten su vaikais jis ten kažką darė. Kas ten buvo? Nes tu domiesi, ar ne? Aš tik tiek, kiek skaičiau, ar ne? Tugi turbūt skaitai, žinai, kas ten vyksta. Kodėl baldau? Man taip rodo, mirksi, kad maždaug nekalbėkime apie tai. Ne, kiekvienas mes turim savo nuomonę, aš irgi turiu savo nuomonę. Pasakyk man ją. Jo, ir kad dėl tie kaltinimai, kad jis išnaudojo vaikus. Nesąmonė? Manau tikrai taip, nes... Kas taip? Žmonės, kad yra nesąmonė. Žmonės tiesiog nesuprato jo ir žmonės... Mes esam tokie, kad mes kitokių žmonių nepriemam, kažkaip, nežinau, nepripažįstam jų mąstymo, o jis buvo toks, nežinau, didelis vaikas pats ir jisai mylėjo tos vaikus tikrai, manau, nuoširdžiai ir vėlgi čia, mano tokia nuomonė, gal kas nors dabar klauso ir juokiasi iš manęs. Jį pyksta labai turbūt. Jo, gali būti, bet aš tikrai esu, nežinau, gulčiau po traukiniu už jį ir tikrai sakau, kad nesąmonė, netiesa. Radio Centras. Linki jums geros nuotaikos.